Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet, tradiciškai 247 finansų rinkų apžvalga. Apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Comprehensive Life verslo plėtros vadovas. Turime balandžio pradžią, balandžio 3 diena. Na ir turbūt, nežinau, neatsimenu paskutinių tokių 2 mėnesių, per kuriuos tenka nustebti ir išgirsti vis įdomesnių naujienų, kurias galime išgirsti. Tai turbūt šiandien aktualiausia naujiena tai yra šiąnakt paskelbti muitai praktiškai visam pasauliu. Ir ilgai reaguoti nereikėjo, tai yra Junktinės Amerikos valstijos praktiškai skelbė ekonominį karą visam pasauliu. Netgi, kaip dažnai yra juokaujama, kad tai yra karas net prieš pingvinus Antarktikoje, kurie irgi yra apmokestinti, tik bėda, kad jie nieko neimportuoja į Junktinės Amerikos valstijas. Tai ilgai laukti nereikėjo, VIX indeksas stabiliai šauna į 26 punktus šiandien ryte. Antras kartas, kai lipame virš 25 punktų ir visi šitie bandymai pakilti aukštyn yra susiję tik tai su Donaldo Trumpo politika ir įvairiais, švelniai tariantis, iššokimais, bandant turbūt destabilizuoti finansų sektorių galutinai ir judinti viską į priekį. Tai politika šiandien dienai antraštės yra labai paprastos, tai yra viskas apie tarifus, tarifus, tarifus. Tai kaip žinia, tarifai yra vedami visoms valstybėms baziniai 10%, visoms prekiams, kurios yra importuojamos į Junktinės Amerikos valstijas. Na, o valstybėms, kurios importuoja į Junktinės Amerikos valstijas daugiau negu eksportuoja, yra paskaičiuota pagal formulę, kuri yra štai čia. Atrodo sudėtingai, bet iš tikrųjų paaiškinama labai paprastai. Jeigu eksportuoji 50% daugiau negu importuoji iš Junktinių Amerikos valstijų, tai gausi pusę to 25% muitą. Tai pagal šios paskaičiavimą tokios valstybės kaip Kinai gavo ten 35%, Japonai virš 30%, europiečiai 20%, nes disbalansas yra 40% siekiantis. Na ir iki didelių kraštutinumų, kur ten Vietnamas, Kambodža 60-90% ir įvairių tokių skaičių kosminių, kurie atrodo kaip iš fantastikos lobyno. Na, iš tiesų keliami muitai, bandant padaryti du žingsnius. Tai yra vienas dalykas sumažinti importo kiekį iš užsienio, antras dalykas perkelti fabrikus į Junktinės Amerikos valstijas. Na ir, kaip galima pajuokauti, bandyti gaminti Junktinėse Amerikos valstijose viską nuo varžto iki kosminio laivo. Tai paprastai tokie eksperimentai vieninteliai, kurie pavykdavo, tai pavykdavo tikriausiai iki 18 kokio amžiaus, kai nebuvo globalios prekybos, buvo viskas lokalu, tokie veiksmai galbūt ir galėjo suveikti. Paskutiniai bandymai buvo praeito amžiaus pradžioje, prieš didžiąją depresiją. Junktinės Amerikos valstijos tokį veiksmą buvo atlikusios. Na ir galiausiai baigėsi labai nemaloniais padariniais, tai yra atvejais, kurie buvo prašomi vadovėliuose, kaip daugiau niekada to nedaryti. Bet, na, šiai administracijai tai neriboja, jie nori išmokti ekonomikos pagrindus savo kailių, neskaitant tikriausiai vadovėlių. Tai skambu labai drastiškai, bet iš tiesų priimti sprendimai yra rimti, veikia finansų rinkas, finansų rinkų neapibrieštumas yra padidėjęs visom prasmėm, pinga absoliučiai šiandienai viskas. Tai yra nuo akcijų iki netgi auksas pinga, netgi žaliavas pinga, tai akivaizdu, kad investuotojai bando ištraukti savo lėšas, ne tuo motyvuodami, kad kažką paskaičiavo, bet tiesiog atsitraukti, turėti grynus pinigus tam, kad pažiūrėti, kas čia bus apskritai, nes neapibrieštumas yra tokio lygio, kad šiandien dienai turbūt didžiausi pasaulio protai negali apibrėžti, kokio lygio pasiekmes gali būti arba kokio lygio rezultatai gali būti po visų šitų sprendimų. Mums kaip Lietuvai įtaka yra skaičiuojama tiesioginė apie 0,5 punkto nuo ekonomikos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra išviešinusi duomenys, kad yra apie 100 įmonių, kurios apie pusę savo apyvartos sugeba sugeneruoti iš Junktinių Amerikos valstijų. Tai didžiulė dalimi
aukštą paimingumą demonstruojančios įmonės, kaip biomedicina, mineralinė, visokie produktai. Tai čia kažkokių didelių tiesioginių bėdų tikrai nepamatysime, bet yra bėda netiesioginiai procesai, kurių mes įvertinti turbūt negalim. Bent aš tikrai negaliu įvertinti, kaip į tai reaguos Junktinės Amerikos valstijos ir kaip reaguos Europos ekonomika, Kinų ekonomika ir panašiai. Nes dabar visų galvose verda, ar naudoti atsakomasias priemonės. Tai visai nesenai, prieš porą valandų, Junktinių Amerikos valstijų iždo sekretorius netgi teikė rekomendaciją, kad įsiklausykite, ką mes jums sakome ir nedarykite atsakomųjų veiksmų. Na tai antiek įžūliai yra bandoma pasakyti, kad mes jumis šiek tiek apspardysime ir jūs nedarykite jokių atsakomųjų veiksmų, nes mes esame pasaulio karaliai. Tai tai skamba grėsmingai, bus matyti, kaip sureaguos kitos valstybės. Kanada, pavyzdžiui, kaunasi visiškai atvirai, veda veidrodinius muitus, prekės keliauja pirmyn atgal ir apsimokestina kelis kartus. Vienareikšmiškai, kas už tai sumokės, tai visų pirma, amerikiečiai sumokės, nes muitus moka vartotojas. Tai matysime tikrai grėsmę dėl infliacijos, bent jau Junktinėse Amerikos valstijose. Matysime grėsmės dėl disbalansų Europoje. Iš kitos pusės Europoje gali pagausėti prekių, kurios atvežamos iš kitų šalių. Nevežant jų į Junktinės Amerikos valstijas, konkurencija gali padidėti. Tai gali lemti kai kurių prekių netgi atpigimą, tame tarp ir automobilių, nes, kaip žinia, automobiliams įsigalioja 25% mokesčio. Tai turbūt, nežinau, artimiausios savaitėm turėsime įdomiausias savaitės, kokias turėjome per paskutinius porą metų, neskaitant, sakykime, pandemijos ir karo pradžios, bet kažkas tai tokio vyksta įdomaus, ko tikrai neteko matyti, bent mano gyvenime tikrai. Ir kaip tą vertinti yra labai sudėtinga. Tai neapibrieštumas. Vienas žodis tai yra, kuris šiandien tvyro ore, tai yra neapibrieštumas, kaip viskas pasisuks toliau. Kitas dalykas, dideli muitai. Pritarčiau tai nuomonėj, kad dideli muitai rodo, kad gali būti jie laikini. Tai yra vėlgi Donaldo Trumpo politika, vošk su kuoka į kaktą ir paskui žiūrėk, kas bus. Nu, jeigu ką, blogiausiu atveju atsiprašysi ir pasakysi, kad tie muitai negalioja. Tai mat šioje vietoje mes turime iš tiesų labai labai įdomią situaciją, kur Junktinės Amerikos valstijos juda ir sakyčiau, kad čia vietos ekonomistai kažką tai nemato arba kažkaip tai kitaip vertina situaciją, bet kur be pažiūrėtume, ar Bloombergas, CNN, BBC ir visus kitus vedamuosius dienraščius, ten yra kalbinami profesoriai, nobelistai ir visi kiti, visi sako, kad tai yra kažkas tai iš kitos suvokimo ribos. Ir kaip Junktinės Amerikos valstijos ketina išsivinioti iš šitokios situacijos, na, yra sunku pasakyti. Tai, kad gamins varžtus Junktinėse Amerikos valstijose, kokią pridėtinę galę gali duoti pačiai vienai didžiausių ir technologiškai pranašiausių ekonomikų, na, sunku įsivaizduoti, kodėl neprekiauti ir nebūti viso pasaulio dalimi. Tai situacija labai įtempta ir tai atsispindės artimiausiam savaitėm per visas finansų rinkas. Na, dažnai dabar pilasi klausimai, ką daryti su investicijomis, kaip čia man bėgti, slėptis ar dar kažką. Tai ko gero, kad jeigu investuojame periodiškai, tai yra tiesiog nedaryti veiksmų, nes kai kuriais atvejais, ta prasme, mes tiesiog nusipirksime pigiau, pragyvename labai sunkus laikus paskutinius 5 metus, tai pragyvensime ir šį laikotarpį. Viražų gali būti ir kritimų, bet mes nežinome, kaip viskas gali apsisukti. Tai yra, gali vėl paskelbti kažkokią naujieną, kad Trumpas atšaukė muitus, kad siekia naujo bendradarbiavimo lygio, kad daugiau galbūt energetikos kažkur tai pateiks naftos dujų arba dar kokio bieso. Bet dabar turbūt judėjimas, chaotiškas judėjimas, bandymas keisti investicijas taip pat gali prisidėti prie to pačio chaoso ir galime tame nukentėti. Tai reikia labai atsargiai vertinti pokyčius. Na ir tie tarifai iškalbingai paskelbti praktiškai kaip
kai įsakymai ant didelių lentelių atnešti, parodyti, kaip čia mes gebame tvarkytis, na, iš tiesų matome kažkokio amerikietiško wrestlingo šou elementus, kuriuos, na, su nuostaba visi žiūri ir stebi. Kokie pokyčiai? Pokyčiai milžiniški praktiškai visose turto klasėse, tai euras stiprėja, euras peršoko 1 dolerį 10 centų, kapitalas nenori būti nestabilioje Junktinių Amerikos valstijų rinkoje, tai euras tampa tuo objektu, į kurį konvertuojami pinigai. Ir čia mums kaip Lietuvai yra iš tiesų gera žinia tam tikra, nes žaliavos pinga lygiai grečiai, euras stiprėja, kas reiškia, kad mums žaliavos, tame tarpe nafta, benzinas, dizelinas, visi energetiniai ištekliai, jie metalai mums pinga. Tai į abi pusės mums prisideda teigiama pusė, tai mūsų pramoniai žaliavos iš tikrųjų turėtų atpigti. Klausimas, kiek mes galėsime parduoti žaliavų, kai mūsų pagrindinės eksporto rinkos, tokios kaip Lenkija ir Vokietija, tikrai patirs rimtesnių smūgių negu mes, tai yra rimtesnių negu 0,5 punkto susitraukimų. Tai matysime, žiūrėsime, tikrai apžiūrėsime, bet pokyčiai, kurie vyksta šiandien ir prasidėjo šiandien, jie yra labai reikšmingi. Naftos kaina krenta, krenta net 4 doleriais šiandien, tai yra pasiekė 70 dolerių tokią psichologiškai svarbią ribą. Nenustepčiau, kad leisiuosi žemyn, baiminasi ekonominio sulėtėjimo, naftos ir visų kitų produktų poreikio sumažėjimą. Tai tarifai niekada niekam netėjo į naudą. Istorija rodo, ta prasme, čia kiek benarplėtume įvairias krizės, sukilimus, pakilimus, tarifai niekada arba muitai niekada neprisidėjo prie geresnio gerbūvio. Visada vesdavo į mažesnę prekybą. Mažesnė prekyba reiškia mažesnius pelnus, mažiau darbo vietų, mažesnius atlyginimus. Tai šiandien iš tikrųjų mes matome istorinius įvykius, kurie, na, tikėkime, teorijos vadovėliuose nebus aprašomi, bet bent jau istorijoje tikrai bus aprašyti kaip įdomus laikai. Dujos taip pat pinga. Prognozuoti, kas čia vyksta, sunku. Atrodytų, kad dujos turėtų brangti šioje situacijoje, nes vis tiek reikės pirkti iš Junktinių Amerikos valstijų, bet kaina leidžiasi žemyn 39 eurų už megavatą. Na, mums kaip vartotojams iš tiesų tai yra gera kryptis. S&P 500. Jeigu dar buvo kažkoks kilimas, tai šiandien dienai leidžiasi, dar birža neatsidariusi, bet panašu į tai, kad dar dės žemyn kokiais 3% per atsidarimą. Tai bus matyt, na, vario kaina krenta, vėlgi tos pačios priežastys, keliamas antakis ir klausimas, kad reikės tų prekių, kurios gaminamos Kinijoje pagrindai iš vario. Ir mano nuostaba iš tiesų auksas leidžiasi žemyn, tai rodo tam tikrą panikos lygį, kur investuotojai iš tiesų jau grynus pinigus vertina kaip didesnė vertybė negu auksas, kur yra saugus užutikis. Tai reikia palaukti, pažiūrėti, nes tokiuose epizoduose, kai yra didelės baimės, galima padaryti labai didelių klaidų. Na ir fondai. Tai pagaliau mes matome, kaip veikia diversifikacija, tai yra išskaidimas rizikos. Žemos rizikos fondai išlieka pakankamai aukšto pajamingumo, 4-6% grąža per paskutinius 12 mėnesių. Na, o viskas, kas susijęs su akcijomis, turime prastesnius rezultatus pirmą šių metų ketvirtį. Tai mes matome netgi vidutinės rizikos fondai jau vienas neria, žinau, -1% per 12 mėnesių, pagrindė dėl akcijų dalies. Visi kiti fondai sukasi apie arti nulio. Na ir aukštos rizikos fondų krepšelėje vienintelis fondas, kuris jau panėrė žemiau nulio, tai būtent Junktinių Amerikos valstijų fondas -0,4%. Pirmoji kregždė, rodanti, kad rizikingos investicijos šiandien dienai turi rimtesnių problemų. Tai ką matysim artimiausiam savaitėm, tai yra turbūt didžiulis svyravimus, manyčiau. Tai yra šiandien svyravimas, artimiausiam dienom bus greičiausiai ir neigiamų svyravimų, bus ir pozityvių svyravimų, kur bus bandoma nupirkti nukritusias investicijas.
Tai siūlyčiau tikrai atsargiai elgtis, keičiant, jeigu noras yra keisti kažką, tai nes tas keitimai gali išvirsti į ilgalaikius nuostolius. Tai tiek šiandien iš manęs. Artimiausias susitikimas balandžio 20 dieną, 16 val. Tradiciškai 248 apžvalga. Ir žiūrim, na, gyvenimas yra visada įdomus ir nuostabus, tai tiesiog reikia stebėti ir išlaikyti šaltą protą tam, kad susidarius situacijoms galėtume laimėti. Tai ačiū Jums ir iki kito susitikimo.